Sveiki visi, aš esu Ina Vaitekutė, Vilniaus universiteto jaunųjų energetikų klubo pirmininkė. Šiandien stoviu čia Rietave, prie Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios, nes kaip turbūt dauguma žinote, balandžio 17 dieną yra švenčiama Lietuvos energetikų diena. Kadangi kaip oficialiai yra teigiama, lygiai prieš 125 metus būtent šioje bažnyčioje sužibo pirmoji elektros lemputė Lietuvoje. Tačiau tiesa yra šiek tiek kitokia. Bet istoriją pradėkime pasakojimą apie žmonės, kurių dėka tai įvyko. Rietavo ir visos Lietuvos istorijai didelį įtaką padarė Oginskių giminė. Šie žmonės pasižymėjo itin dideliu sąmoningumu bei strateginiu mąstymu. Jau XIX amžiaus viduryje suvokė, kad baudžiava nėra pati naudingiausia santvarka ir pradėjo jos naikinimą, o išsilavinę žmonės yra raktas į sėkmę. Oginskiai Rietave įsteigė agronomijos bei muzikos mokyklas. Jie taip pat suprato, jog pasaulis nestojo vietoje ir nuolat tobulėjo. Todėl inovacijų pritraukimui turėjo būti skirtas didelis dėmesys. Dėl šios priežasties strateginė plėtros kryptimi buvo Klaipėda. Kaip ir galima buvo tikėtis, tai atnešė solidžių vaisių. Būtent Rietave buvo nutiesta pirmoji privati telefono linija Lietuvoje, o tai vyko praėjus vos 7 metams nuo telefono išradimo. Panašiai nutiko ir su elektros lempute. Praėjus vos daugiau nei 10 nuo jos išradimo, tokia buvo įžiebta Lietuvoje. Deja, tiksliai šio įvykio data nėra aiški, tačiau yra žinoma, jog tai vyko 1891 metų rudenį Oginskiams priklausėsiame dvare. Kad ir kaip bebūtų gaila, šis dvaras buvo subombarduotas Antrojo pasaulinio karo metu. Šio yra likę tik pamatai, o pamatyti, kaip tas dvaras atrodė, galima tik makete ar nuo seno išlikusiuose nuotraukose. Tačiau grįžkime prie energetikos. Praėjus maždaug pusmečiai nuo istorinio įvykio, Oginskiai nusprendė nustebinti miestelio gyventojus šventą Velykų rytą Švento Arkangelo Mykolo bažnyčią apšviečiant elektros šviesa, o energiją jai gamino tądien pradėjusi veikti pirmoji vieša elektrinė Lietuvoje. Būtent nuo šios dienos ir yra švenčiama Lietuvos energetikų diena. Taigi dar prieš pusę metų, nuo 1892 balandžio 17 dienos, rudenį, pirmoji elektros lemputė buvo įžiebta būtent čia stovėsime Oginskių dvare. Ir nuo tos akimirkos prasidėjo tikroji Lietuvos energetikos istorija. Vilniaus universiteto jaunųjų energetikų klubas sveikina Jus su Lietuvos energetikų diena ir siunčia linkėjimus iš Rietavo.